Šiandien gaminsime kalėdinę vėliavėlę. Jums reikės vienos lazdelės ir 6 virvelių. Išpakuokite jas. Lininės virvelės neišmeskite, ją naudosime pakabinimui. Kad virvelę uždėtumėte ant lazdelės, lenkite ją pusiau. Kilpelę lenkite link virvės galų ir gausite 2 kilpeles. Kilpeles suglauskite ir per jas prakiškite lazdelę. Užveržkite mazgą. Yra ir kitas būdas uždėti virvelę ant lazdelės. Lemkite virvelę pusiau, apgaubkite ją lazdelę ir ištraukite galus pro susidariusią kilputę ir užveržkite mazgą. Jums labiausiai patikusiu būdu uždėkite visas 6 virveles ir užveržkite mazgus. Jei kyla neaiškumų darant, bet kuriuo metu galite sustabdyti video ir pažiūrėti detaliau, kaip reikia atlikti mazgą. Rekomenduoju lazdelę prisiklijuoti lipnia juostele prie stalo arba prisisegti prie pagalvėlės su segtukais. Dabar rišime kvadratinį mazgą, jums reikės 4 virvelių iš kairės. 2 virvelės centre bus jūsų centrinės virvelės ir jų nejudins. Kelkite kairę virvelę virš 2 centrinių ir pakiškite po dešinėje. Dabar dešinę virvelę kiškite pro centrinių apačią ir ištraukite pro kilpelę kairėje. Kairė ir dešinė virvelės turi apgaubti centrinės virveles. Dabar prilaikant centrinės virveles, užtempkite mazgą į viršų. Ta patį kartosime iš dešinės pusės. Dešinę virvelę kelkite ant centrinių viršaus ir pakiškite po kairę, o kairę virvelę kiškite po apačią centrinių ir ištraukite pro kilputę dešinėje. Užveržkite mazgą. Dabar imsime 4 kitas virveles ir atliksime tą patį mazgą. Čia matysite, kaip šis mazgas atliekamas rankose, nededant virvelių ant stalo. Bet kuriuo metu galite sustabdyti video, kad jums būtų aiškesnis vaizdas. Pirmoje eilėje taip surišime 3 mazgus. Antroje eilėje bus 2 mazgai ir trečioje eilėje 1 mazgas. Taip gausime trikampį. Žiūrėdami video visada galite grįžti prie ankstesnių kadrų ir pasižiūrėti, kaip atlikti mazgą dedant jį ant stalo. Užbaikime eilę dar vienu kvadratiniu mazgu, atlikdami jį su 4 paskutinėmis virvelėmis. Pinant kitą eilę, paliksime 2 virveles iš kairės laisvas ir paimsime kitas 4 virveles. Jomis rišime kvadratinį mazgą ir taip sujungsime viršutinėje eilėje esančius kvadratinius mazgus. Antroje eilėje bus 2 kvadratiniai mazgai ir dešinėje liks 2 laisvos virvelės. Trečiai eiliai paliksime dar 2 laisvas virveles ir sujungsime viršuje esančius 2 kvadratinius mazgus su vidurinėmis 4 virvelėmis. Taip gausime trikampio formą. Mazgus suveržkite norimu tvirtumu. Kad išpintume pasvirusią liniją, imsime viršutinę virvelę ir dėsime ją kryptimi, kuria bus mūsų linija. Ši virvelė eis virš visų likusių virvelių. Sekančią virvę keliame per centrinę liniją, ištraukiam per kilpą ir užveržiame į viršų. Tokį patį mazgą 2 kartus rišame su ta pačia virvele. Labai svarbu centrinės linijos nejudinti jokia kita kryptimi, tik tais ta kryptimi, kuria jinai eina. Toliau tą patį darome su sekančia virve, ją keliame per centrinę giją ir ištraukiame per kilpelę viršuje. Užtempiame viršų ir pakartojam dar kartą. Šį mazgą pakartojame su visomis virvelėmis iki trikampėlio vidurio. Viduryje sustojame ir pereiname prie kitos pusės. Kad neliktų tarpelių, mazgelius galite pastumti į viršų. Viršutinę giją iš dešinės perkeliame virš visų kitų virvelių. Sekančią virvelę keliame per centrinę giją, traukiame per kilpą viršuje ir užtempiame į viršų. Tai atliekame 2 kartus. Mazgą pakartojame su visomis virvelėmis einančiomis į trikampio centrą. Norint, kad nebūtų tarpo tarp kvadratinių mazgų ir šios linijos, pirmiausia, reikia gerai užveržti pirmą kilpą. Jei atliekant mazgą nesigauna gražus brūkšnelis žemyn, greičiausiai centrinę giją laikėte ne tą kryptimi. Priėjus trikampio centro pasirinkite, kuri virvelė bus viršuje ir ant jos uždėkite 2 tokius pačius mazgus. Darysime antrą juostą, vėl pradedant nuo kairės, viršutinę virvelę kelsime virš visų likusių virvelių. Centrinę virvelę vėl laikome linijos kryptimi ir aplink ją 2 kartus sukame po ją esančias virveles po 2 kartus. Viską pakartojame iki trikampio centro. Ir jei matote, kad mazgas nepasidaro taisyklingų stulpelių, tiesiog pakreipkite centrinę liniją tinkamą linkme ir brūkšnelis atsistos į savo vietą. Lengviausia ištaisyti mazgą, kai pamatote, kad yra kažkas ne taip iš karto, o ne jau nupynus daugiau mazgų. Pinant nepamirškite vis patempti centrinę virvelę tą kryptimi, kuria eina linija, mazgus suspausti vieną prie kito. Priėjus centrą vėl pasirinkite, kuri virvelė bus viršuje ir atlikite 2 tos pačius mazgus. Dabar kutosius nukirpkite jums norimų ilgių ir formą, trikampių tiesiai ar apvaliai. Nukirpus neskubant iššukuokite, nes kuo greičiau šukuosite, tuo labiau jie suksis atgal. Dabar uždėsime lininę virvelę, tai bus žaisliuko pakabinimas. Virvelės gale darysime aštuoniukę.
Kilpas kelsime ant virvelės viršaus. Vienas galas turi žiūrėti į kairę, o kitas į dešinę ir jie abudu turi būti ant viršaus. Dabar abi kilpeles suglauskite lenkdama jas į vidų. Šias kilpeles užmausime ant lazdelės. Prilaikykite lazdelės galą, kad virvelė nenuslystų ir tempdami galus priešingas pusės užveržkite mazgą. Ta patį pakartosime ir kitoje pusėje. Darykite aštuoniukę, sukdama kilputes ant viršaus, kai vienas galas virvės išeina į kairę, o kitas galas išeina į dešinę. Suglauskite kilpeles linkiant aštuoniukę į vidų, per kilpeles verkite lazdelę ir užveržkite mazgą, tempiant virveles į priešingas puses, vieną į viršų, kitą į apačią. Ir sveikinu, jūs nusipildėte kalėdinį žaisliuką vėliavėlę. Jei kyla klausimų, visada galite rašyti, mielai atsakysiu.